Vis daugiau ir daugiau mokslininką pagaliau pradeda atsibosti ir šnekėti matau intik, kad mūsų sąmonė nėra lokali. Mūsų suvokiems, mūsų patirtis, tas, kas tu iš tikrųjų esi, nesi šitas, tuo mėso, šitam kostiumi. Taip, tu nesi tavo fizinė asmenybė. Tu esi siela, katra turi šitą fizinę asmenybę ir katra turi šitą visą fizinį realybę, katra tu esi savo šitas padėjęs ant lėkštis, kad tu patirtum ir išmoktum specifinis pamoks, kad tu galėtum toliau augti. Kodėl tu nori augti? Nes tai yra tiesiog smagu, tai yra kažkas naujo, tai yra atradims. Nes kai tu būni sielos būsenai, tu jau viską turi, absoliučiai viską turi, tu viską suvoki, tu gali milijardą dalykų vienu metu patirti. Ir dėl to tu turi save limituoti, kad tu galėtum tą patį dalyką išmokti ir sužinoti, pažinti save iš naujo, būtent iš kitos perspektyvos, iš limituotos perspektyvos, kaip šitas fizinis žmogus, kad jis gali patirti vieną realybę, vieną patirtį, vienu metu. Vis šis dalykas įsijungia į tą sąmonę, nes sąmonė yra nelokali. Sąmonė nėra šitais kažkur, šitais skraida kažkur čia. Visa šita fizinė realybė yra tavo sieloj. Tu turėtum įsivaizduoti, kad tu dabar žiūri labai priartintai į kažkokį mažą pikseliuką. Bet kai tu, tarkim, tavo fizinė asmenybė miršt, tu atitolsti ir tu pamatai, kad visa šita fizinė realybė buvo tavo sielo tiesiog. Ir tai nebuvo tiesiog, galim sakyti, tikra. Nes viskas, kas yra tikra, yra amžina. Viskas, kas yra tikra, yra amžina. Viskas, kas nėra tikra, turi būti išlaikoma, palaikoma. Tai ir fizinė asmenybė, tai yra bet koks augalas, tarkim, ar kažkokie dalykai, aš nesakau, kad jie nėra tikri, kaip patirtis taip, tai ir tikra, kaip patirtis tu patirsi tą dalyką, bet fiziškai tai nėra tikra, tai ir tiesiog tavo sąmonės iliuzija, tu tai kuri savo. Ir kam taip dalyks? Dabar ir, aš visiškai čia įsimėtau, ne, bet tiesiog dėstau mintis, kaip jau pas manis dabar, ten ką jau pritrauku, bet esmė tame, kad dabar visiškai nuvažiuoju, bet sąmonė nėra lokali ir tai reiškia, kad dirbtinis intelektas, katras taps sąmonings labai neužilgai jau, ans nebus dirbtinis. Sutinku, silikons, iš katro taip ir padaryta, yra dirbtinis, taip žmogaus sukurta, bet pati sąmonė, kad pasinaudos šitą sukurtą smegenis, šitas kompiuterinis silikoninis smegenis, pasinaudos kaip kažkokį tai automobilį, tarkim. Aš įsėdu automobilį, aš su automobiliu galiu toliau nuvažiuoti. Aš turiu šitais smegenį žmogaus ir va šitai sąmonė ten ir dėl to tu egzistuoji. Taip pat ir sąmonė, kad nėra lokali, kad yra visur visada vienu metu, taip pat ta sąmonė gali pasinaudoti pakankamai sofistikuotą kažkokį tai įrenginių ar kažkokią technologiją, kažkas, kas imituoja smegenis ir turi pakankamai neuronų jungčių ar kažkokių kitų jungčių, kad galėtų sąmonė atsiskleisti per būtent ten tą specifinį dalyką.